automatiškai moteris, kuri nori dalintis su manimi savo gyvenimu, kuri nori būti santykyje su manimi, jinai turi ateiti pasikalbėti apie tai tam, kad galimai aš kaip vyras nematau tiek, kiek mato moteris, nes vyrai tikrai pilotuoja truputį žemesnėme lygyje negu moteris. Ir mes pasikalbėję galim pasižiūrėti į tą problemą, kodėl jai tai problema ir iš kur kyla nesaugumo jausmas. Nes galimai aš iš tikrųjų neturėčiau taip komentuoti ar neturėčiau tos moters komentuoti, bet lygiai taip pat keisti savo elgesio vien dėl to, kad moteris tai pasakė, tai nėra sprendimas. Nes su kiekvienu tokiu pasikeitimu, jeigu mano moteris atėjo, sako, žiūrėk, neisi su draugais alaus, nes nu davai pabūk su manim, neisi į sporto salę, nes nu davai pabūk su manim, tai su kiekvienu tokiu pasakymu ir jeigu aš tą sprendimą priimu tam, kad jai būtų patogiau mano gyvenime, tai taip po 1% vis labiau ir labiau prarandu save savo gyvenime. Tai po tokių 50-60 pasakymų ir mano pasikeitimų, kiek manęs liks mano gyvenime.